Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir įsibėgėjus sezonui pabendrausim su jumis apie pripučiamas baidares, tai būtent apie Tegi 3.6 ir Padarant 4.2, tai yra vienvietė ir dvivietė pripučiamas drop stitch medžiagos baidarės. Taigi išpakuojam, prisipučiam ir pasižiūrėsim, ką turime viduje ir kaip viskas atrodys. Labai atrodo tvirtai. Taip, ką turime komplektacijoje? Vietos baidarės komplektaciją turime nešimo krepšį, turime 2 4 dalių irklus. Irklai reguliuojami yra 45 laipsnių dešinio arba kairio sukimo, taip pat gali būti ir 0 laipsnių. Kaip 4 dalių irklam, tai visai neblogi, per daug nekliba, susijungia pakankamai tvirtai. Ir turime 2 kėdutes su kuprinėlėm iš galo ir pastorintą apačią, kad būtų patogiau sėdėti. Sėdynės galima stumti į priekį ir atgal dirželių pagalba, reikia tiesiog atlaisvinti vieną diržą, priekinį diržą atlaisvinam ir jeigu esate aukštesnis, galima sėdynę stumti labiau į galą ir čia su šito galiniu diržu ją priveržiam. Taip, ir jinai stovi labai tvirtai, jau praktiškai net nepajudinsi. Sutempiam. Taip, ir baidarėje turime kojų atramas. Nešimo rankenas, sėdynės yra patogios, su kuprinė iš galo. Ir antras sėdintis asmuo, taip pat sėdynė ir pripūtimo vietos. Priekį ir gale turi nešimo rankenas ir elastinės juostas. Štai turim paruoštą Padarant baidarę jau plaukimui, pilnai pripūstas sudėtos kėdės kojų atramos. Bandom lipti, kaip atrodo atsisėdus 1,90 m. Įsispyrus į kojų atramas. Pakankamai patogu, dar galiu netgi atsistumti kėdę atgal. Vietos pilnai užtenka ir vietos hermetiškam maišui ir daiktams gale. Galima viską pasiekti. Na, į priekį turėtų jau sėsti truputį žemesnis asmo, 1,90 m vietos gal ir mažokai, bet jeigu esat 1,80 m, aš manau, bus pats tas. Šios baidarės ilgis yra 4,20 cm, plotis yra 80 cm, aukštis yra 30 cm ir jinai sveria apie 20 kg. Jinai skirta iki 240 kg irkluotojams su visu inventoriu. Tai pagal savo dydį, tai yra nebloga turistinė baidarė. Taip pat pasižiūrėkim, kas yra jos dugne. Jos dugne turime 2 vietas įsistatyti kyliams, gale ir truputį už vidurio. Taip pat turime plastikinį priekį ir plastikinį galą. Baidarės sutvirtinimu, jeigu jūs atsitrenktumėte į akmenį, jinai tiesiog nuslystų į šoną. Dviviečiam jau buvau atsisėdęs, o į vienvietį pabandysiu atsisėsti dabar. Jie abudu telpa štai tokią kuprinę. Kiekvienas turi, žinoma, paskirą kuprinę, kad būtų patogu keliauti ir laikyti. Jie yra abudu drop stitch medžiagos. Drop stitch medžiaga tai labai tvirtai laiko savo konstrukciją ir galima su ją plaukti kaip su kieta baidare. Taip, ir į vienvietę baidarę taip pat puikiai telpu ir lengvai galima irkluoti. Vienvietė baidarė Tegi yra 76 cm pločio, dvivietė yra 80 cm pločio, jo aukštis abiejų vienodas yra 30 cm, vienvietės keliamoji galia yra 130 kg, dvivietės yra 240 kg keliamoji galia. Puiku atidaryti sezoną su tokiais laivais, lengva transportuoti, įsideda į bagažinę, komplekte yra pompa, irklas, skyliai, kuprinė, sėdynės, aukštos sėdynės, patogios sėdynės. Tiek apie pripučiamas baidares šiandieną ir susitiksime kitose video.